Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Klasėj tyla, visi rašo ramiai, tik Petriukas gale sėdi keistai. Mokytoja klausia, kas žino vaikai, kodėl saulė šviečia mums taip aukštai. Petriukas ranką lygiai iškėlė, akise žiba velnių tūkstantėlis. Ta mokytoja, kad mes matytumėm aiškiai, kaip direktorius kieme dešreles kemša baisiai. O tas Petriukas, vaikas mįslingas, jo kiekvienas žodis baisiai teisingas. Uokės į tėtį, para mama, kai Petriukas pradeda savo dama. Nors pažymėjo lyg miško grybai, bet logikos jo plačios ganyklos. Grįžo namo jis su kuolu kišeniai, tėtis paklausina, kas vėl sūneli. Petriukas atsako, žinok, tėti gėda, mokytoja nieko apie gyvenimą neraukė sėda. Klausė į manęs, kiek bus 5 po 5, sakau, parduotuvėje akcija bus 10 tikiu. O kai paklausė, kur teka Nemunas mūsų, pasakiau, į Baltiją liepiant užtvenksit jį Rūsį. Vakarienė ramu, mama sriubą pilsto, Petriukas į tėtį žiūri nenurimsta. Tėtė, ar tiesa, kad žmogus kilo iš beždžionės? Tėtis linktelė, taip sako protingos teorijos. Petriukas susimastė, šaukštą padėjo, tai dabar supratau, kodėl močiutė taip vėluoja. Ji vis dar medžios laipioja bananus, ten skina, o mes čia sėdim, valgom cepeliną. Mokykla baigsis, metai praeis, Petriukas užaugs, gal Seiman išeis. Bet kol jis vaikas, anekdotų valdovas, juoksis visą Lietuvą, jis mūsų herojus. O tas Petriukas, vaikas mįslingas, jo kiekvienas žodis baisiai teisingas. Uokės į tėtį, bara mama, Petriuko logika tiesiog nemartinas.